Sveiki. Saulė spigina į akis, todėl truputėlį prisimerkęs. Seniai bedariau kažkokį tai reportažą į savo video kanalą, šiaip socialiniuose tinkluose. Labai seniai kažką tai rašiau apie save ir daugelis pažįstamų draugų klausė, kaip tu, ką veiki. Ir jaučiu, atėjo momentas pasidalinti, ką veikiu. Nes veiklų daug. Šiuo metu esu Portugalijai, va tokioje gražioje vietoje. Už nugaros galit matyti gražų tokį miškelį, pušynas, tokios pušės, ne visai kaip pas mus, kaip lietsargiukai. Aš stoviu ant tokio keliuko, kur kasdien, kiekvieną dieną nusileidžiam čia į darbą, nes turim tokį, sakyčiau, statybinį ir ne tik statybinį projektą. Nelabai toli nuo Lisabonos, gal 50 km nuo Lisabonos, yra tokia vietovė daugmaž didesnė, kuri galbūt kam girdėta, tai Sintra. Ir vat nuo jos dar kokį gerą pusvalandį esam tokioje gražioje vietoje. Ir turim čia projektą su vienu mano geru draugu, galima sakyti tokiu šamanu, kuris nori įkurti čia tam tikrą tokį centrą, kur galėtų susitikti įvairūs žmonės. Portugalija ir šitas regionas ypatingas tom, kad čia pakankamai daug žmonių iš įvairiausių šalių atvažiuoja tiek ilsėtis, kai kurie gyvena. Žmonės iš įvairiausių šalių, iš Rusijos, iš Vokietijos, iš Prancūzijos, žodžiu, iš visur. Tame tarpe galima ir lietuvių sutikti. Šita vieta randasi netoli vandenyno, atitinkamai netoli, daugmaž apie kokį, gal kokį 20 minučių, pusę valandos kelio iki vandenyno. Tai irgi toksai traukos centras. Daug kas atvyksta čia pailsėti arba renkasi patirti didelių bangų, įvairūs surfingistai. Ir renkasi daug įvairiausių tokių įdomių žmonių, iš tikrųjų, kurie kažkaip būna tam tikrose savo sluoksniuose. Kažkas kažką praktikuoja, kažkas tiesiog pailsėti atvažiavęs, kažkas skirtingais tikslais ir skirtingom tokiom bendruomenėm. Tai vat mano draugas Borisas, jisai turi tokią idėją, kad padaryti tokį centrą, kur galėtų susitikti šitie įvairūs žmonės, kurie šiaip kažkaip jų keliai nesusikerta įprastai. Ir pirmas statinys, kurį mes darom dabar, aš prisidėjau prie šito projekto, jį projektavau ir atradom gražią vietą. Ir tai bus taip vadinamas Steam Center arba garo centras. Paprasčiau tariant, tai pirtis. Tiek, kad man patinka Boriso santykis su pirtim, jisai kažkaip nesistengia kažkaip sakralizuoti tų dalykų, bet naudoja pirtį kaip instrumentą ir instrumentas savotišku tokiu būdu. Tai yra tam, kad žmogui įvesti tam tikras transo būsenas, kurių metu galima atlikti įvairius gydymus, įvairias gilias transformacijas. Dėl to šita tema man kažkaip tai artima ir aš sutikau jam pagelbėti šiame projekte. Va, ir dabar po truputį žingsniuoju šito gražiu keliuku, kuris apaugęs įvairiausiomis gėlėmis. Tuoj jungsim. Neįsijungia. Va,
pakelėse daugybė gražių gėlių, daug gražios augmenijos. Ta vieta, kur mes statome, darome tą centrą, yra va šitam va gražiam tokiam miškelį, kaip sakiau. Dirbame jau čia porą savaičių ir vis kiekvieną dieną planuoju kažkokį padaryti reportažą apie visą tai, ką mes darom, kur mes esam ir kaip visada krūva visokių dalykų, rūpesčių ir nespėdavau to padaryti. Bet dabar pasivaikščiosiu kartu su jumis ir truputėlį papasakosiu, parodysiu. Tai likite prie ekrano. Nusileidome keliuku, kaip sakiau, į tokį va gražų mišką. Pereinam per tokį gražų tiltuką, kuriame sezoniškai teka upelis. Ten tolėliau matosi auga bambukai, įvairi graži augmenija. Šita erdvė yra apie 40 hektarų plotas. Va tokio vat gražaus miškelio, jis yra užsodintas, bet vis tiek labai gera tokia nuostabi atmosfera. Labai retas toks reiškinys turbūt šitose vietose, pakankamai retas, kad būtų toks didelis plotas, kažkaip neužstatytas, neurbanizuotas. Dėl to jisai patiko mano draugui, kuris sugalvojo vat čia įkurti tą centrą. Ir manau, kad jis tikrai patiks daugeliui atvykstančių čia. Šitoj vietoj jau yra nuo senų laikų sena sodyba, ūkininkų sodyba, kurie augino vynuoges, kažkokią gyvulininkystę matyt užsiiminėjo. Yra didžiulės salės, kurie laikydavo vyną. Ir tai kokio 17 amžiaus sodyba, joje įkurtas yra viešbutis, pastatytas naujas toksai fligelis, kur dar papildomai kažkokie tai kambariai įrengtas restoranėlis, spa centriukas, bet viskas labai kompaktiškai ir nėra išdarkyta pati erdvė ar kažkaip tai urbanizuota stipriai, kaip dažnai nutinka. Dėl to toks priimtinas ir geras iš tikrųjų variantas ir geras traukos centras. Pakeliui keliaujant į vietą, noris kažkaip tai parodyti tos augalus, nežinau kiek ta kamera jinai gali perduoti, bet jau čia nieks neprižiūri, nieks nesodina. Auga va tokios gražios, nuostabios gėlės. Čia šitos nendrės, tai yra bambukai. Įvairiausi va tokie va pakeliai, laukiniai augalai. Nes vieta pakankamai aukšta ir yra daug drėgmės. Oras keičiasi 4-5 kartus per dieną. Iš ryto būna pakankamai taip vėsu ir rūkelis, o po to dienos metu būna 3-4 valandos, kada karšta. Paskui staiga gali iškristi toks lietutis, dulksna, nes, kaip sakiau, čia esame ant kalvos. Aukšta pakankamai vieta ir debesis labai netoli nuo šitos kalvos. Dėl to drėgmės pakankama augalams, netgi karštų metu, ir tos augmenijos gana daug. Leidžiuosi keliuku, tokiais zigzagais čia apėjom. Leidžiuosi keliuku į mūsų vietą, kur statome tą centrą. Girdisi paslaptingi bulgarkės garsai. Ten va visa kompanija sėdi, kas dirba. Sergejus va mūsų kompanijai. Sergej, передавай привет Литве. Привет. Вот tokias gražias mes
lentas gavome, suradome. Tokių lentų pasirodo yra visur. Ne bėda, reikia tik tai žinot, kur jų ieškoti. Olegai, įvertink. Va. Taip atrodo mūsų darbo aikštelė. Čia va krūvos medienos laukia. Visas projektas atrodys taip, kad čia, kur vat matot, yra ant stulpelių sudėti tokie brūsai. Tai čia bus viena terasa. Ten, kur yra ant stulpelių grupė, bus kita terasa. Ir ant tų terasų statysis, ant šitos pirmos terasos statysis pirties namelis, kuris bus surenkamas, jis jau yra gatavas, jis atvažiavęs iš Rusijos yra. Matosi truputėlį jo visi kontūrai. Genadijus pjausto su bulgarke. Ten mano sūnus Vilius su Mironu šnekučiuojasi. Ir kai jiems neduodi darbo, tai jie tiesiog sėdi. Jos reikia visą laiką įdarbinti. Jaunimas. Va. Tokių gražių turim akmenų atsivežę. Dideli akmenai. Tokie tipiški olos gabalai. Geltonos spalvos. Greičiausiai smiltainis. Nu, visokių tokių gražių akmenukų turim. Jų padėliosim kažkokias kompozicijas. Parodysiu, kaip atrodo pirties kontūrai. Dabar vat kaip tik tais padėtas pirmas sluoksnis, va tas apvalus daiktas, tai bus pirties dugnas 6 metrai diametru. Ir va ta visa trapecija, tai bus pirties įėjimas. Čia prasidės terasa. Čia turėsim tokį terasą mažesnę laiptą. Dar laiptukai, akmenukai. O šitoje vietoje, vat, kur mato dabar yra žvyras, turėsim ugniavietę. Galima bus kūrenti ugnį. Žodžiu, čia bus pirtis ir toksai taip vadinamas launčas, kur žmonės galės, va šitoje vietoje bus launčas, kur žmonės galės sėdėti, arbatą gerti, šnekučiuotis, medituoti. Va, taip pat bus dušai, persirengimo kabinos. Ir visą tai, ką jūs dabar matot, mes padarėm per porą savaičių. Nėra taip lengva atvažiavus kaip desantui į svetimą šalį, surasti visas medžiagas, suprasti, ką kur įsigyti, kaip ką atsivežti. Nekalbu portugališkai. Ir kadangi nekalbu portugališkai, tai nėra taip lengva susikalbėti. Vyresnio amžiaus žmonės nekalba anglų kalba, tai tenka mokintis pakeliui portugališkai. Taip kad žinokit, kad laba diena yra bon dia arba hola, o ačiū yra obrigado. Tai va. Tai va toks vat mūsų darbų frontas. Turėtų būti graži vieta ir gražus toksai susitikimų centras, kaip aš savo tai vardinu, kažkoks dar vienas portalas. Taip nutinka man gyvenime, kad aš vis įlendu į tam tikrą tokį projektą, kur kūriama tam tikra erdvė. Tai nėra vien tik tai statybos. Čia kažkaip susijungia žmonės, suranda vienas kitą. Atsiranda kažkokia komunikacija, ryšiai. Ir jo, tai ir apie tai. Ne vien tik tais apie pastatą ir ten apie kažkokią tai infrastruktūrą ar funkciją. Tai va taip pat aš leidžiu laiką Portugalijoje. Šitas projektas bent jau su pirtim turėtų užtrukti kažkur tai iki birželio galo.
Jau turėtų stovėti pirtis ir jinai pilnai funkcionuoti, jau birželio gale numatyti pirmi renginiai. Taip kad laukit pratęsimo. Galimas dalykas, padarysiu dar video, kada bus kažkoks tai progresas įvykęs ir matysis jau statiniai. Kažkokių atsiras daug gražesnių dalykų. Kol kas tas pirmas etapas pats sunkiausias. Betoniniai blokeliai, brūsai, ten viską reikia sujungti, pastatyti. Mes turim šlaitą tokį, nėra taip lengva ant to šlaito viską daryti. Tai va. Tai tiek tam kartui ir tikiuosi dar įdėti video sekantį su sekančia serija apie šitą visą mano nuotykį. Iki.